Greitosios medikai sako, kad reikalingas iškvietimų rūšiavimas ir neskubios pagalbos apmokestinimas. Latvijoje tokios neskubios greitosios paslaugos kainuoja 70 eurų. Dabar medikai vienodai skuba ir pas rimtą traumą patyrusį pacientą ir pas kraujo spaudimą pamatuoti paprašiusi. Plačiau Eglė Žilinskaitė. Greitoji medicinos pagalba kviečiama vis dažniau. Būna per mėnesį vien Vilniuje sulaukiama ir 6000 iškvietimų, nors kai kurie skambučiai vadinami keistais. Skauda dantį, įsipjovė pirštą, klausė, o kam kvietėte. Tai mus reikia nuvežti į ligoninę, pasidaryti skiepanostablekes. Na, toks keistai labai skamba, ne, kada jaunas tvirtas vyras puikiausiai gali sėsti į autobusą, nuvažiuoti ir pasiskiepyti. Greitosios darbuotojai neslepia, neretai iškvietimai nepagristi, o skubant padėti gerai besijaučiančiam, gali nukentėti sunkesnis ligonis. Yra parainiai lygų, kartais gali būti ir visas 10 pagristų, bet turbūt dažniausiai kokie pagristi 3-4. Medikai svarsto, ar nereikėtų apmokestinti neskubių iškvietimų. Pavyzdžiui, kai greitoji iškviečiama nuotaikai pakelti. Tai galbūt ten ir minimalus tas mokestis, kažkoks 10-20 eurų, jau būtų, tokia mintis, ar tikrai reikia ir ar tikrai, čia greitoji ir šitoj vietoj, manau, po nelaimingai pasibaigusio filmo finalo nekviestų greitosios. Tai žinokit, čia yra iš tikrųjų taip yra, nes užkrauna greitąją pagalbą, tikrai pakilas spaudimas 160 ir skambina. Tai pritartumėte tokiam? Ko gero, tai. Pasak medikų, problemų kyla ir dėl darbuotojų trūkumo. Darbuotojų trūksta, žinoma, tie bereikalingi iškvietimai labai pasunkina situaciją, kadangi kai nuvažiavęs be reikalo, tuo metu kažkam reikia skubios pagalbos ir tada jau mes turim problemą. Kai mums pasako, kad trūksta pinigų trečiam nariui, mūsų brigados nariui, nes tai yra kaštai, o suprantam, kad tas narys yra ne tik mums reikalingas kaip kolega, kuris padės nešti, bet ir labai svarbus dalyvaujant gaivinime, gelbstint gyvybę. Tai mes tuomet ir sakom, palaukit, tai mes matom, iš kur tų pinigų paimti. Latvijoje tokios neskubios pagalbos paslaugos kainuoja 70 eurų. Kai kurie darbuotojai sako, kad įvedus mokestį ir Lietuvoje medikams būtų lengviau. Tačiau ministerija tikina, kad lygintis su Latvijų sveikatos sistema dar anksti. Užmirštama, kad Latvijai pakankamai ilgą kelią nuėjo efektyvinant pačią sistemą. Mūsų Lietuvos greitoji medicinos pagalbos tarnyba skaičiuoja tik tai pusę metų, tai yra pakankamai trumpas laikas tarpas. O ir patys medikai baiminasi, kad Lietuvoje gyventojai mokesčio išsigąs. Ar neprisidarysim didesnių bėdų? Jeigu žmogus vengs kviesti greitosios, kada jam iš tikrųjų yra ūmi būklė ar pavojinga kažkokia, jisai neturės pinigų arba iš taupumo, tarkim. Ir tiesiog įvyks negrįžtami jau dalykai. Ne kiekvienas žmogus kompetentingas nuspręsti, ar jinai skubi ar neskubi. Tai iš tikrųjų labai individualu ir tikrai nemanau, kad tai būtų prasminga. Pasak sveikatos ministerijos, iškvietimų apmokestinimas geresnių rezultatų neduotų, mat dažnas gyventojas į greitąją skambina, nes nežino, kur kreiptis. Sunegalavusi, ar į šeimos gydytoją kreiptis, ar kreiptis į skubaus priėmimo skyrių, ar kviesti greitąją, tai tas pacientų pasimetimas yra. Tai šitoje vietoje edukacija labiau kalbėtum. Gyventojų nuomonė skiriasi. Vieni mokesčiai pritartų, kiti nesupranta, kas nuspręstų, kurie iškvietimai svarbus. Šiaip tai gal ir reikėtų atsijoti. Kas gali nuspręsti, ar jis skubus, ar kad ir neskubus gal labai reikalingas. Tai kaip čia suprasti tada, kaip čia skirstyti. Jeigu žmogus neadekvatus, tai ką jis kviečia bet kada. Jam ten pasinėra, kad ten dabar gerai ar dabar blogai. Jisai, jeigu pasiskambina, tai reikia džiaugtis, kai jis pasiskambina iš vis, kad kviečia. Mokestis nebūtų išeitis. Tikrai ne. Užpernai Lietuvoje sulaukta apie 500 000 skambučių dėl skubios pagalbos. Eglė Žilinskaitė.